Taigi šį gražų saulėtą, ne šiltą, bet saulėtą rytą mes vėl susitinkam ir labai įžangų nedarant noriu pratęsti temą, kurią kalbėjau prieš tai. Tai buvo apie pyktį ir aš paminėjau, kad nepabaigiau aš tos temos, nes iš tiesų tai yra labai plati tema. Ir aš apie pyktį kalbėsiu dar šiandieną, po to jau nebetęsiu. Tai praėjusią kartą aš paminėjau, jog praėjusis pamokslas buvo apie tai, kad yra įvairūs mūsų išorė, mūsų gyvenime dirgikliai, ar ne, kas išprovokuoja mūsų pyktį. Tai buvo paminėjau, kad dvi grupės, kurias išprovokuoja, tai tokie išoriniai dirgikliai. Ir aš kalbėjau apie tai praėjusią kartą. Rekomendacijos buvo, ar ne, šiokios tokios, kurios, kiekvienas prisitaiko individualiai. Bet aš paminėjau, jog yra ir vidiniai tokie, kas mus dirgina, kas išprovokuoja pyktį. Ir paminėjau, jog kitą pamokslą, tai yra šiandieną, aš paminėsiu truputį apie tuos vidinius, ar ne. Taigi, vis galvojau, nuo ko pradėti pirmą, ar nuo Dievo žodžio, ar nuo aiškinimo ir po to užtvirtinimo Dievo žodžiu. Tai vis dėlto pagalvojau, kad galbūt tikintiesiems, tai gal pirmą pradėsiu nuo Dievo žodžio. Ir po to jau įeisiu iš tos žmogiškos pozicijos, ką Viešpats rodo, per tą žmogiškąją prizmę, ką jis duoda pasaulio žmonėms suprasti, nes jis myli ir rūpinasi visais, todėl tos žinios tegul praverčia ir tikintiesiems. Taigi apie tas vidinius tokius mūsų dirgiklius, kurie iššaukia mūsų pyktį. Tai ne tik iš išorės, kad kažkas mums kažką padarė, nepadarė, pasakė, nepasakė, bet ir tai, kas mumyse viduje vyksta mūsų mąstysenoje, ar ne? Tai kaip pavyzdį aš labai dažnai, kaip jau žinot, paimu Pradžios knygą, tai ir šį kartą paimsiu Pradžios knygą. Man tai neišsemiama. Taigi Pradžios 4 skyriuje nuo 2 iki 9 eilutės yra toks veiksmas, tokia istorija. Reiškia, kalba eina apie tai, kad Ieva dar pagimdė Kainui brolį Abelį. Abelis buvo avių piemuo, o Kainas žemdirbys. Kuriam laikui praėjus, Kainas aukojo Viešpačiui iš žemės vaisių. Taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką. Tačiau į Kainą ir jo auką jis nepažvelgė. Todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniuro. Viešpats tarė Kainui, kodėl tu supykai ir tavo veidas paniuro? Darydamas gerą, argi nebūsi priimtas? O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ji traukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai. Toliau veiksmas aprašomas taip. Čia reiškia, tai Viešpats tiesiai, Dievas kalba tiesiai Kainui. Nieko daugiau mes nematom, kad sakytų, parašyta būtų, jog Kainas ten vedė derybų su Dievu, bandė kažkaip tai išlaviruoti. Ne, tiesiog Dievas pasakė, Kainas išklausė, reiškia. Ir toliau 8 eilutė, Kainas sako taip, Kainas kalbėjo savo broliui Abeliui. Jiems esant laukuose, Kainas užpuolė savo brolį Abelį ir jį užmušė. Tada Viešpats paklausė Kaino, kur yra tavo brolis Abelis? O jis atsakė, nežinau,
argi aš esu savo brolio sargas. Tai čia yra, šitos ištraukos galima aišku labai daug kalbėti, bet kadangi aš kalbu apie pyktį, tai mes galim matyti, kad pagal tai, kaip viešpats Dievas jis kreipiasi Kainą, jis, reiškia, jau žino, tas Kainas jau žinojo, kokią auką turi aukoti. Kad netinka vaisius jo žemės, reiškia, reikalinga auka iš gyvūnų. Kadangi nebuvo Kristaus dar mirusio už mus, tai čia yra tokia nuoroda šitoje vietoje, kad kiekvieną kartą, kad žmogus galėtų drąsiai stovėti prieš Dievą, turėjo būti jo nuodėmės nuplautos, o nuplautas buvo tik tai tuo atveju, jeigu būdavo paukojamas, reiškia paukojamas avinėlis. Ir jau nuo pat pradžių Kainas tai žino ir jis nusprendžia savaip. Reiškia, o aš nedarysiu taip, kaip tu nori. Aš darysiu taip, kaip aš galvoju. Čia yra mano pasiekimai. Čia aš dabar neaišku interpretuoju, bet galima taip maždaug įtarti, kad taip galėjo būti, kad jis mąstė būtent šitaip Kainas. Jisai aukojo tai, ką jis matė vertinga. Tai, ką jis norėjo, jis apsisprendė. Reiškia, tu, Dieve, tavo tie įsakymai, norai, ten pasakymai man antram plane. Man esmė, ar aš noriu ir ko aš noriu. Ir čia, reiškia, jis pamato žvilgsnį Dievo į Abelį, kaip ten buvo, kaip jis mato, mes niekada taip čia žemė ir nesužinosim, aš manau tik dangui viską suprasim aiškiau ir kaip ten kas vyko, jau ten aiškiai žinosim, bet šiandien mes suprantam tai, kas iš to, ką parašyta šventajame rašte, sako, viešpats pažvelgė į Abelį, o į Kaino net nepažvelgė. Reiškia, tai šitoj vietoj, sako, Kainas ne tai, kad supyko, bet jis sako, labai supyko. Reiškia, jau pirmame žmoguje, viename iš pirmųjų žmonių, kas yra, kaip mes psichologai sakom, didžiulis ego. Arba kitaip išdidumas tikinčiųjų, ar ne mūsų tarpe, kaip mes įvardinam. Ką tu man paaiškisi? Ir tas, ką tu man paaiškisi, jis nuskamba 9 eilutėje. O jis atsakė, nežinau, argi aš esu savo brolio sargas. Tai turėjo būti toks iššaukiantis, o ką, ar aš jį saugau, toksai, žinot. Ta prasme, tai ne tik, kad neklausau, man tas pats, aš Dievą matau, girdžiu, bet man tas pats, man esmė, ar aš noriu, ko aš noriu. Tau iš šalies sako šiandieną, sako, nedaryk taip, daryk. O aš nenoriu, aš noriu kitaip, į ką tu man paaiškinsi. Tai paprastai, jeigu tai sako vaikai arba, sakykime, paaugliai, mes dar kažkaip kitaip priimam, ar ne, mes suprantam, kad reikės mokyti vaiką, reikės kalbėtis su paaugliu, bet kada tai sako suaugęs žmogus, mes jau vėl kitaip reaguojam, ar ne? Ir vertinam irgi labai skirtingai. Vieni žavisi tokiais žmonėmis, sako, turi charakteris, stuburas kietas, o kitas pasipiktina, trečias nuliūsta, sako, šalia tokio jaučiuosi kaip dulkelė. Tai labai tų skirtingų reakcijų priklauso nuo žmogaus vidaus. Tačiau kas dar yra, sakykime, galvat, išryškėjo, kai ruošiaus man pačiai, galvoju, kaip įdomiai Dieve pasirodo, netgi kai tave realiai gali pamatyti, ar ne, ar realiai išgirsti, tai dar nereiškia, kad aš nenuodėmiausiu. Nieko nereiškia. Kodėl, sako, tikintis žmogus, krikščionis nuodėmiauja, juk jis Dievą girdi.
ar ne? Jis Dievą pažįsta, šventąjį raštą skaito, tarnauja, vyksta ten stebuklai, dovanos, Bet jis gali negyventi, kaip šventas raštas sako, kaip Dievas sako. Ir tai prasideda nuo Kaino. Čia pasirodom nuo pat pradžių. Tu gali netgi palei nosimą ir tu vis tiek sugėdimas yra toks stiprus. Tas vidinis aš noriu yra toks stiprus, stipresnis už tai, ką aš girdžiu ir matau netgi. Reiškia vidiniai momentai, reiškia vidinis mano stovis gali nustelbti viską. Mano egoizmas, mano mąstymas, mano suvokimas, tai yra tai, ką aš išstatau pirmoj vietoj. Na, sakai, o palauk, Inga, tai jeigu aš nesiremsiu savo mąstymu ar ne, savo supratimu, tai kas bus tada, ar ne? Ir čia va šitoj vietoj žiūrim tada, kodėl Abeliui tai nekilo. Reiškia, Abelis su savo egoizmu susitvarkė. Kainas ne. Taip ir abu jie buvo tikintis, jie ne tai, kad tikintis, jie žinojo, kad kas su kuo bendrauja, jiem nereikėjo tikėti Dievu. Jie jį ir girdėjo ir matė, aš galvoju, kad taip, nežinau kaip, bet gal ten ir nematė, nestvirtinu 100%, bet kad tiksliai aiškiai girdėjo, ne taip, kaip mums šiandien reikia, ar ne tikėti, kad Dievas čia kalbėjo, ne aš pats įsigalvojau. Tai jiems buvo daug lengviau. Tai iš tikrųjų tu matai, kad tas mano aš yra toks kartais gali būti didelis. Ir pas vienus žmonės, kaip matom pas tos du brolius, yra labai skirtingai. Pas vieną žmogų yra didžiulis tas egoizmas, išdidumas, tas potencialas būti tokiu, o pas kitą yra mažesnis. Tai tam yra lengviau, bet jis irgi turi valdyti tai. Todėl šiandien mums ir kyla klausimas, ar ne, sakom, bet juk jinai krikščionė, kodėl taip elgiasi, kodėl pasirenka šitaip. Dėl to, kad yra žodis ir už jo aišku supratimas, primityvus instinktai, noriu. Kodėl aš galiu tik tai gyventi su vienu vyru arba su viena moterim? O kodėl? Kas man čia paaiškins? Kas tu man paaiškins? O kodėl aš turiu gyventi su poroje? Kodėl aš negaliu kitaip, ar ne? Arba ten, o kodėl aš negaliu pasimti tai, kas iš to naivuolio, tam naivuoliui nebus naudinga, jis nepanaudos, aš ateisiu ir pasimsiu. Ir kas, kad jūs tai vagystė vadinat? Yra daug dalykų, ar ne? Tai mes sakom, ką tu man paaiškins. Ir iš tikrųjų, realiai, jeigu imant, tai pasaulio žmogui, kuris yra netikintis, aš turiu omeny pasaulio, kuris yra netikintis, savotiškai bent jau Dievo atsiskaitomybė prieš Dievą, netiki, kad Dievui reikės atsiskaityti už visą tai, ką tu darai, tai jam aišku, niekas negali paaiškinti. O komis remiantis turėtų save stabdyti. Taip šiandien mūsų, ką mes matom ar ne, taip ir vyksta, sako, ką jūs juokaujat, kaip aš noriu, taip gyvenu, aš jums netrukdau, jūs man netrukdykite, ar ne? Tačiau taip nėra bažnyčioje, taip nėra tarp tikinčiųjų, taip negali būti, nes tada tu būsi Kaino pasekėjas, kuris sako, ką? Kaip noriu, taip gyvensiu. Tu džiaugis, kad 10 atnešiau pastoriui arba pastoriai, nesako. Tu džiaugis, kad aš patarnauju, tu džiaugis, ta prasme, aš darau iš vis tau paslaugą. Aiškins man, matai, ką daryti, gert, negert. Ne tu gėriai, ne tu mokėjai tuos pinigus. Ta prasme, tai čia tas chamiškumas ir tas ego, jisai
pirmiausia, kur mes pamatom pas Kainą. Ar aš esu savo brolio sargas? O ką tu čia man dabar? Ką čia man klausi? Aš jo žiūriu nei ką, nors pats ką tik nužudžiau. Reiškia, čia yra viršūnė tokio blogio, gal sakykime, bet baisiausia, kad tai nuo pat pradžių yra. Tai tas, kad velnias jisai iš tiesų labai stipriai iš esmės pažeidė žmogų, tai mes matom per Kainą. Ir va čia šitoj vietoj yra tie vadinami vidiniai dirgikliai, kur aš dabar sakau, aš noriu, aš taip mąstau, aš taip suvokiu, mano prioritetas yra ne toks, mano yra kitoks. Ir jeigu, sakysim, kaip Dievas kalba, Kainą įspėja, jisai sako, argi darydamas gerą nebūsi priimtas. Jis net aiškina, su juo kalbasi. Sako, jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Jeigu tavo vertybės, tavo požiūris, tavo mąstymas, tavo suvokimas, jisai bus netinkamas, tu darysi nuodėmę po nuodėmės. Taip ir buvo. Kainas net nekalba su Dievu. Dievas pasakė, Kainas kalbėjo su savo broliu, jis jau buvo padaręs planą, išeina laukuose ir Kainas ką padaro, nužudo nuodėmę, kaip ir įspėjo Dievas. Sako, jeigu, va dabar pervertus į tą mano pamokslo temą, ar ne, Viešpaties žinia, kaip aš galvoju, tai kad jeigu aš nemąstysiu, negalvosiu apie priežastis, kodėl aš pykstu. Nuodėmė tyko už durų. Kitaip tariant, aš padarysiu kažką netinkamo. Mes labai dažnai, ir tai vadinasi, čia daug kartų esu minėjus ir aš manau minėsiu dar, kad mes žmonės esam gynybiški, mes naudojam tokius gynybos mechanizmus. Ir čia, kas vyksta, reiškia, žmogus perkelia problemą savo ant kito, ar ne? Mes paprastai žmonės sakom, ne, aš pykstu dėl to, kad ten tas padarė tą, anas nepadarė to, čia taip bendrai, ar ne? Ir taip gali būti, bet juk ne 100%. Ir labai dažnai mes pykstam dėl to, kad ne dėl kitų, bet dėl to, kad aš pati ir pats su savim nesusitvarkau. Mano mąstymas yra kažkokiu kampu suvokimas, aš požiūrį turiu tokį, kuris sukelia mano pyktį mano viduje. Mano dirgiklis yra, reiškia, pykčio dirgiklis yra manyje, mano supratime. Ir apie tai kalba Naujasis testamentas. Labai gan taip, irgi aiškiai. Tie, kurie jau sekam paskui Viešpatį, tai gana aišku. Luko 11, Luko Evangelija 11 skyriuje nuo 34 iki 36 eilutės sako, kūno žiburys yra tavo akis. Todėl jei tavo akis sveika, visas tavo kūnas bus šviesus. O jeigu tavo akis pikta, visas tavo kūnas bus tamsus. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsa. Taigi, jei visas tavo kūnas pilnas šviesos ir neturi jokios tamsios dalies, jis bus visas šviesus, lyg žiburio spindulių apšviestas. Čia kas ta akis, tai yra žvilgsnis, bet jis nėra tik tai fizinis, jis vidinis. Tai yra nuostatos, požiūriai, suvokimas, situacijų interpretavimas. Interpretavimas reiškia, kaip aš jas suprantu tą situaciją. Tai nuo to priklauso, ką aš darysiu realiai, koks mano elgesys bus, kokie mano jausmai netgi bus. Kitaip tariant, koks aš visas, koks mano kūnas. Jeigu mano interpretacijos, supratimas, požiūriai yra teisingi pagal Viešpatį, iš Viešpatės, žiūrint į jį.
pagal derinantis su juo. Jeigu jie teisingi, tai mano kūnas, tai yra elgesys, savijauta, mano visa aš pati kaip esybė, nedarysiu nuodėmių tiek, kiek daryčiau šiaip paprastai. Tai stabdo mano nuodėmingumą. Tai, kad aš dirbu su savo požiūriu, nuostatom, aš stengiuosi patikti viešpačiui, ne žmonėms, tai padeda man gyventi šventą gyvenimą. Tai padeda man pykti, valdyti. Arba pykstant, tas pyktis yra teisingas. Ir čia kalba apie tai, sako, todėl žiūrėk, reiškia, ką reiškia žiūrėk, šventajame rašte tai reiškia stebėk, būk atidus, atkreip dėmesį. Todėl žiūrėk, kad tavo šviesa nebūtų tamsa. Nes vis tiek anksčiau ar vėliau išlys kažkas, ne? Sako, va ten pasilikau biškutį ten truputį tokias savo nuomonės. Ir žinok, vis tiek kažkada kažkur išlenda jinai, galvoju, oje, tau išsidaviau, ojei. O iš tikrųjų tai ne tame esmė, kad tu išsidavė, esmė, kad tavyje tai yra. Tai ir tada gali ginčytis iki nuprotėjimo. Vienas egoistas ir kitas egoistas. Jie nesutarė, kuris kurį reiškia. Ir viešpats rodo, kad tarp tikinčiųjų, tai yra Kainas ir Abelis, jie tikintis, daugiau negu tikintis buvo, jeigu tai pasakyti, jie žinojo, kad Dievas yra, jiems nereikėjo tikėti, jie tiesiog žinojo. Tai jeigu tarp šitų buvo, tai reiškia ir tarp mūsų visko bus. Ir viešpats rašo savo žodyje, sako, kad visa tai parašyta mums pamokyti ar ne. Pamokyti, kad mums sektųsi, kad sektųsi sekti Dievu. Ir būti tais tikrai krikščionėmis, kurie atspindi, yra pavyzdys kaip copy-paste nuo viešpatės, kopija, kaip kopija Kristaus. Tai iš tikrųjų tai mums yra be galo aktualu iš tiesų, ar ne? Dabar kaip dar vienas pavyzdys apaštalas Paulius, aš neskaitysiu, kad nesiplėščiau labai, bet apaštalų darbuose mes galim skaityti, kaip Paulius, tuomet dar vadinamas Saulium, jisai persekiojo bažnyčią ir netverdamas pykčiu, tiesiog toks, nebepamenu, liktai 8 skyrių, gerai negaliu pasakyti. Reiškia, netvėrė pykčiu, taip Steponą pirmąjį kankinį, kurį kaip krikščionį nužudė, tai Paulius tas, Saulius tuo metu vardu, apaštalas būsimasis, jisai stovėjo ir pritarė tam nužudimui. Jisai Stepono kraujas ant Pauliaus rankų, apaštalo Pauliaus, jeigu tai pasakyti. Nes jisai pritarė, o jisai būdamas aukšto rango, reiškia, kaip fariziejus, jisai nuo jo priklausė, Steponas mirs ar ne, taip pat. Reiškia, jis buvo įsitikinęs, suvokimas, požiūris, viskas buvo ne iš suramybė, bet piktas. Jisai pyko. Ir čia mes matom, kad jis buvo ne tik uolus, bet gana piktokas žmogus. Uolumu jis savo pyktį užtvirtindavo. Reiškia, aš teisus, teisuolis. Taigi dar vienas vidinis toks dirgiklis yra įsitikinimas 100%, kad aš teisus, teisuoliškumas. Su nieko nesitikrinant, su nieko nebendraujant, aš manau teisus arba aš teisi ir viskas. Reiškia, tai yra vidinė neteisinga nuostata. Jeigu tik tai aš taip manau, visi man prieštarauja arba dauguma prieštarauja, bet aš vis tiek manau, aš nepasiduosiu į viskas. Tai šitoje vietoje mes matom, toks yra Saulius, apaštalas Paulius. Ir būna, kada sakoma, žmogus nesikeičia.
Galiu pasakyti, kad didžiaja dalimi suaugęs žmogus, jau gerokai suaugęs, labai kardinaliai kažką savyje, kažkokių bruožų, charakterių pakeisti nebegali. Neišeina. Bet pasakyti, kai jis iš vis nesikeičia, irgi netiesa. Ir viena iš kaip pavyzdžių yra apaštalas Paulius. Ir reiškia, po to, kai mes skaitom laiškus jo, ar ne, po daug metų, koks tas Paulius, švelnumo įsikūnymas, kai skaitai. Mylimieji, brangieji, ten bučkiai nėra bučkių, bet jau maždaug. Jūs patys jau ten galit skaitydami įsivaizduoti. Yra bendrai, atsiprašau, labai pamelavau, kad atsisveikindami ten išbučiavo, pasveikinkite vienas kitą šventų pabučiavimu, bet čia yra, tas toks šventas pabučiavimas, ar ne? Ir Paulius jau jisai kitoks, jisai kalba apie meilę, apie daug dalykų, jisai švelnesnis. Atrodo, tai čia tas pats žmogus, bet čia rodo mums, kaip pasakyti, mums tai yra labai gera žinia, mums visiems žmonėms, turintiems šitą kūną, ar ne, ir gimę nuodėmingi, tai ačiū Viešpačiui už tos pavyzdžius. Čia rodo, kad jeigu apaštalas sekdamas paskui Kristų keitėsi, jis labai stipriai pasikeitė, tai aš bent trečdaliu Viešpatė, kad pasikeičiau, ką aš norėčiau pakeisti savį, sekant paskui tave. Ką reiškia sekti? Reiškia, aš derinu savo požiūrių nuostatas su Kristum. Ten koks labai geras dalykas, netgi jeigu ir įvykus jau ten pykčio pliūpsniui, ar ne, ten pareiškus ten savo visas emocijas, išreiškus ir paskui gailintis ar nesigailint, reikia pagalvoti, o dabar taip, kaip aš atrodžiau, taip, kaip aš išsakiau, ten toksai. Dabar įsivaizduok, kad tai yra Kristus. Tokį įsivaizduoji, kad tai yra Viešpats. Viešpats taip pat pasielgtų arba pasakytų, kaip tu ką tik. Taip va. Ir žinokit, labai greitai pasidaro aišku, kad kiek tavęs buvo, kiek Viešpatis realiai. Nes dažniausiai būna, kaip sako, kai jau praeina pyktis, sako, ojei, rimtai. Tikrai, bet jis arba jinai vis tiek verta buvo to mano pykčio. Nes tas teisuoliškumas tai yra pyktis, kada dažnai didžiąją dalim, kai aš jaučiuosi teisesnis už tą kitą, į kurį aš kreipiuosi, ant kurio pykstu. Reiškia, aš įsitikinus, kad aš teisi, o jis ne. Arba jinai ne, ar ne? Tai čia irgi labai dažnai, jeigu žmogui būdingi pykčio priepuoliai ar ne kažkokie, tai rodo, kad reikia keisti iš vis požiūrį, nuostatas. Kažkas yra negerai tavo viduj. Nes pastatyk ar vieną, ar kitokį žmogą, viena ir kita situacija ir vis randi dėl ko supykt. Kažkas vadinasi tavyje negerai. Vidiniai tie dirgikliai yra. Tu kažkaip interpretuoji, supranti ne taip, kaip turėtum. Ir dažniausiai kas yra? Pykti dažnai iššaukia vidinis toks supratimas ir jausmas, kad aš negaliu kontroliuoti. Nevyksta taip, kaip aš noriu. Nevyksta taip, kaip aš noriu. O sukontroliuoti negaliu. Ir tada išsiveržia tas pyktis. Reiškia, aš negaliu pakeisti. Aš pykstu, nes negaliu pakeisti. Bet gyvenime yra labai daug situacijų, kur tu negali nieko pakeisti, ar ne? Tai čia irgi susijęs su šitą giesmę, sakykime, ar ne, paskutinė, ar dėl ramybės, kad Viešpatie, man reikia tavo ramybės. Nes besinervuojant tu gali ir pas Viešpatį anksčiau nueiti. Tiesiog neatlaikys tavo kūnas nuo nervų, nuo pykčio. Ir Viešpats sakys, ko atėjai per anksti?
Čia aš dabar juokauju, aišku. Bet, iš tikrųjų, šiaip tau buvo duota gyventi dar 10 metų. Ko čia išdygai? Nesuvaldai pyktį? Teisus labai, teisi. Dabar kaip kyla tas pyktis, ar ne? Tai pirmiausia atsiranda įtampa, vidinė įtampa. Tie vidiniai dirgikliai, ar ne? Paskui mes išsakom žodžiais. Gali būti susitaikymas, pavyzdžiui, gali būti gailėjimas, atsiprašymas, ar ne? Ir tada tarsi tas konfliktas, nebėra taip sureikšminamas ir mes atleidžiam. Mes dar vieną dalyką turim suprasti. Proto ribose, kaip sakau, leisk kitam būti savim. Nebandyk jį išnarstyti iki kauliuko, aš tik šitaip ir ne kitaip. Tai kitas žmogus, kitoks žmogus. Bet su viena sesė irgi kalbėjom, kaip tik, man atrodo, šią savaitę, dalinosi, sako, negaliu pakęsti lietų žmonių. Sako, suprantu, kad negerai, mani, sako, jį nervina. Kol, sako, aš padarau, ką nors ten surašau, sako, tai yra, kol tas žmogus surašo, ką nors parašo, pergalvoja, sako, aš dar 3-5 parašyčiau tiek dokumentų, kiek tas vienas ten prie to vieno kapstus. Leisk tu būti tam žmogui toks, koks jis yra. Sako, ir mums bekalbant, ir jinai sako, reikia pripažinti, kad aš neturiu kantrybės. Ir dėl to, kad neturiu, aš labai pykstu, aš labai nervuojuos. O sakau, tu žinai, kad tu iš šalies atrodai negerai. O ką negerai? Sako, aš kaip darbšti tarsi atrodai, ne? Ne, sakau, tu parodai, kad kitas žmogus nėra svarbus, kad jis yra nevykęs ir tu net nebekreipi į tą žmogų dėmesį. Ne, nepagalvojau, sako. Tai prasme, mes turim mąstyti, galvoti, aš pykstu, kodėl aš pykstu, atrado, kad nėra kantrybės. Jau ir iš seniau, kaip sako, supratau, kad aš neturiu kantrybės. Bet sakau, tu privalai jos turėti daugiau. Gal neturėsi kaip ten tas kantriausias žmogus, ar ne, kažkoks, kokį pažįsti, bet tu privalai lavinti ir dėl to žmogaus. Tu padarai gal greitai, bet gal padarai ne visai kokybiškai. Tas žmogus padarys lėčiau, bet jis padarys tikrai labai gerai. Ir šitoj vietoje mes užbrėžiam tą tokį kitam žmogui lygmenį ir sakom, jeigu tu netitinki to, kaip aš mąstau, kad turi būti, aš pykstu ant tavęs. Ir netgi būna iki tokiam lygiai, pavyzdžiui, sakysim, aš dabar vėlgi neturiu konkrečios, bet vis tiek yra tokių, sakysim, darboviečių, ar ne, kur labai daug įvairių skirtingų funkcijų turi žmonės atlikti. Ir aišku, jas turi skirtingi žmonės, su skirtingais temperamentais, gebėjimais, apsukom ar ne visom, ir charakteriu kitokiu. Ir jeigu vadovas, sakykime, tas, kuris vadovauja ten tas viduje, ten tas žemesnės grandies, bet vadovas, sakykime, jeigu jis nebus kompetitingas savo pozicijoje, jeigu jis bus neprofesionalus, jis pusę darbuotojų išmėtys. Nes jis pasirinks tuos, kurie jam labiausiai pagal jį, o kitus sakys, jūs netitinkat mano standartų. Ir užkraus tiems kitiems visų tų darbą, sakys, šitie tai geri, o tu palauk. Tai jeigu, reiškia, tu matai, kad yra kitoks tas žmogus, reiškia, tavo yra atsakomybė nepykti, o atrasti vietą tinkamiausią tokio charakterio žmogui. Tada visiems gerai, ir tam žmogui, ir kompanijai gerai. Nes būtent tas žmogus gali atlikti tą darbą geriausiai. Tai čia tokie buitiškai, ar ne? Dabar, taigi, iš tiesų, kas yra, reiškia, kantrybė koreliuoja su pykčiu.
pasakiau dabar koreliuoju, reiškia susijusi su pykčiu. Kantrybė ir pyktis, kuo mažiau kantrybės, tuo daugiau pykčio. Dabar vėlgi, jeigu psichologiniu požiūriu, tai yra pastebėta, kad nors tai ir nereikia ten kažko tarsi, bet yra pastebėta, kad pyktį sunkiau suvaldyti, jeigu žmogus serga ilgą laiką. Žmogui tikrai bus sunkiau suvaldyti. Vieni yra tokie, žinot, kaip pasakyti, jie pasiduoda bejėgiškumui. Jie tiesiog nuleidžia rankas, yra taip reaguojantis į nuovargį arba, sakysim, į ligą. Kiti atvirkščiai, jis labai dirglus, labai piktas tampa. Taip pat yra labai svarbu, ar žmogus nėra pervargęs, nes irgi didžioji dalis pervargusių žmonių arba perdegusių žmonių, jie pyksta labai daug kur. Jie tokie irzlus yra, nekantrus, tokie, nereikia daug. Ir va šitoj vietoj, kodėl sako, psichologai sako, žiūrėkit savęs, ar ne, tarsi ne iš tikinčiojo pozicijos sako, bet sako, žiūrėkit save, pasaugokit save, nubrėžkit ribas, nepersidirbkit, neperdarykit kažko tai, ar ne, pasaugokit, nes paskui jūs ne tik jums blogai, bet ir aplinkai labai blogai. Ji nukenčia. Tai čia nesikerta su Viešpaties žodžiu, nes mes randam šventajam rašte lygiai taip pat, kad žmogui yra laikas aukotis, yra laikas savęs pažiūrėti, ar ne, laikas save pasaugot, viskam yra laikas. Bet mes tokie kraštutinumai pas mus, ar ne, žmonės, jeigu vienai, taip visą gyvenimą taip, jeigu tingiu, tai visą gyvenimą tingiu, jeigu dirbu, tai iki nuprotėjimo, visą gyvenimą dirbu iki nuprotėjimo. Čia tokie, tikrai labai kraštutiniai, ar ne? Ką dar norėčiau paminėti, iš tikrųjų, kad tiesa, labai svarbu tokį dalyką, kad žinoti, jog pyktis vėlgi, koks jis gali būti, tai tas, kuris, vadinamas toks, kaip pasakyti, socialus, kada jisai gina, remia, kovoja už teisybę, jeigu kažkas skriaudžiama, reiškia, tas pyktis toks, kada aš pykstu, nes vyksta neteisybė aplinkui, ar ne, arba kažkas su kažkuo, ar su manim, ne. Aš pykstu, jeigu vėl eilinį kartą ten man kažką tai padarė arba pasakė visiškai neteisingai. Arba už kitą žmogų, ar ne, už kitą valstybę. Pykstu, nes tas užpuolė tą. Tai yra normalus pyktis, tas vadinamas socialus, ne, atstatantis. Ir yra griaunantis. Tai būtent tas griaunantis, toks antisocialus, ar ne, jisai blogina tarpusavio santykius, trukdo ir tiesiog sąmoningai kenkia kitiems. Va čia yra toks momentas, sąmoningai kenkia kitiems. Ir šventasis raštas kalba, kad bažnyčiose irgi yra tų, kurie sąmoningai kenkia kitiems. Būna laikas, kai jų, kaip sakyti, ar ne visose bendruomenėse, mažiau tokių žmonių, arba visai kažkurį laiką nėra. Bet kuo daugiau tarnystės, kuo daugiau, sakykime, kažkokių, sakysim, Dievo darbo daugiau, ar ne, to pradeda atsiskleisti tam tikri dalykai. Tai ko linkėčiau, tai kad mes taikytumėm į tą grupę žmonių tikinčiųjų, kur Viešpats per Paulių kalba apie tai, kad yra pikti tarnai, netikri tarnai. Reiškia tokie netikri darbininkai, ar ne. Bet tas toksai, kas tai yra? Pirmiausia, tai yra žmonės su tais neteisingais požiūriais, neteisingom nuostatom, ar ne? Piktom, sąmoningai linkintis blogą.
Ne tai, kad dabar aš pergyvensiu, gal aš piktas žmogus, tas piktas tarnas. Ne, ten kalba sąmoningai. Jis tiesiog, aš jums parodysiu, kad taip reikia. Ir jūs žinosit, jūs pajusit tokią pikdžiugą. Ta prasme, šito jėga dalykai pas tave nors truputį gimsta, atgailauk ir valyk savo vidų. Neužleiskit to, nes mes žmonės. Tau nereikia būti ypatingai blogam ar blogai, kad žiūrėk, koks nors negeras dalykas įslinktų. Dabar dar ką noriu pasakyti, kad yra vadinamas toks klinikinis pyktis, patologinis. Kas tai gali būti? Kada dėl smulkmenos neadekvatus pyktis išreiškiamas, ar ne? Sakysim, kaip pavyzdžių kelius pasirinkau tokius, kad, sakysim, žmogus, čia tai, ką aš mačiau pati, dar kai mokiausi mokykloje viduriniai, reiškia, eina mergina, vyresnių klasių čia tokia, reiškia, eina tie tarpai tarp suolų, stovi vaikinas ir eina mergina ir jis sako, praleis, kiek tu čia stovėsi. Jis atsisuko ir su kumščiu į veidą iš visos jėgos. Tokia reakcija. Čia yra klinikinis, tai reiškia patologinis, gydomas turi būti. Nes taip neturi būti. Ir po to, kiek žinau, to vaikino tėvas, kaip kad rytais pusryčius valgo, taip savo žmoną muždavo. Kaip kad pusrytį pavalgyti. Aišku, galim sakyti, tai išmokimas. Bet mes sutikim, ne kiekvienas matydamas mušančius ar ne vienas kitą tėvus, tampa irgi tokiais. Taigi, kas tai yra? Tai yra jau klinika. Dar, čia prieš porą metų Šiauliai pagarsėjo. Jeigu prisimenat, buvo tokiais, nežinau, dar aš sakau, kas čia pasidarė, ar čia paleido iš kalėjimo, ar iš kur jie čia pabėgo, aš nesuprantu. Vis atsirasdavo per metus 2 ar 3 atvejai, kuomet ten rodo internete, reiškia video, kada važiuoja mašinos ir privažiuoja mašina, vienas aplenkia, kitas privažiuoja, iššoka iš mašinos ir su kokį geležgaliu atbėga ir pradeda mušti, išsitraukęs tą vairuotoją. Reiškia, būdavo užpuolami. Vienas vairuotojas sustoja, bėga, užpuola kitą, išsitraukęs iš mašinos, reiškia, muš. Tai noriu pasakyti, brangiai, tai yra klinika, tai yra patologija. Čia nėra šiaip paprastas pyktis. Tai yra gydomas, jis turi būti gydomas šitas žmogus. Tai nereiškia, kad jį paguldyti mėnesių į psichiatrinę, bet jis turi eiti pas psichoterapeutus, net ne pas psichologą. Ir gali būti, kad net reikia vartoti raminamus. Arba eiti pas egzorcistą. Tai sakau, tais metais aš nežinau, kiek buvo, 2-3 tikrai tokie atvejai, 2 tai tikrai, jeigu ne 3, būtent Šiauliuose. Dar komentaruose rašė, sako, kas ten Šiauliai, kas ten pas jūs darosi, reiškia, 90 metai atėjo, kas čia atsitiko, reiškia. Vienas, tai žinau, net tiksliai Pramonės gatvėje. Reiškia, taigi, ką tai rodo, kad pyktis susijęs tiesiogiai su agresija. Jeigu tu ilgai pyksi, būsi ir agresyvus, neteks ryšių. Nenorės su tavim žmonės būti. Kas svarbu, dar vieną akcentą esu pasižymėjus, jog žmonės, kurie dažnai pykstantis, jie netoleruoja gyvenime kliūčių arba sunkumų. Jiems tai sako, tai neteisinga, tai neturi būti su manim. Aš viską padarysiu, kad daugiau su manim tai nepasikartotų, aš jums parodysiu, aš jums pamokysiu, reiškia. Bet šventajam rašte moko, kad ne, daug dalykų tau tiesiog reikės priimti, kad yra taip ir ne kitaip.
Nes tu nepakeisi, tu gali pakeisti save. Dabar vėlgi aš kalbu, kada yra tas destrukcinis pyktis, ar ne? Aha, tai einant prie to, ką reikėtų, ko reikėtų, ar ne? Pirmiausiai, tai įvairių kliučių tokių ugdymų reiktų užsiimti. Pavyzdžiui, jeigu tave išmuša, aš čia kaip pavyzdį, iš pusiausvyros, kada tu susiplanuoji savo, finansus. Jūs gyvenat šeimoje, tu, sakykime, nesvarbu, vyras, moteris, žmona, vyras ar ne, susiplanuojat jūs abudu tuos finansus, taip, ir bats kas nors išlenda. Ir tu turi tai, ką pataupiai, vėl sudėti. Reiškia išleisti. Išmuša. Ir tas sako, tai arba ta mano antroji pusė be veido vaikšto visą savaitę, neduok Dieve, užkabinsi ar kažką pasakys. Pyktis liejasi visas pusės, ar ne? Ir žmogų paklausus tą, ar ne, pradėjus klausinėti, jis paprastai pasako, ką? Sako, niekaip negaliu suvaldyti savęs, pykstu iki negalėjimo, kodėl vėl išlindo kažkoks dalykas, ar ne? Tai kas yra rekomenduojama tuo momentu? Tai žiūrėkim tada, man labai patinka toksai dabar populiarus posakis, kai yra problemos ir kai nežino, ką daryti, sako, pažiūrėk kūrybiškai. Reiškia, pažiūrėk kūrybiškai. Tai, bet tame dalies yra labai tiesos. Tai reiškia lankščiai, gerai. Jeigu kitą kartą man bus tokia pat, ką man daryti, kad aš taip nesierzinčiau. Pirmiausia, ką daryti mąstysenoje, ne? Ką aš turiu keisti savo mąstymę. Pirmiausia, tu turi nusimatyti, kad tai gali būti, tu turi turėti planą B. O kas bus, jeigu taip nebus? Koks tavo planas B? Aš galvoju, čia vėl į darbovietę, nueisiu įsidarbinsiu, gausiu 700, o man bats ir sumokėjo 400. Apgavo. Sakykime, paskui sako, nori dirbti, nori nedirbti. Aišku, čia nekvalifikuotas, sakykime, darbas. Bet žmogus jau susiplanavo. Ir viskas, sako, man griuvo pasaulis, aš įspėjau atsigauti, įsisvajojau, jau sako, akyse prašviesėjo. Ir va taip va. Kas yra tuo metu, reiškia, o tu turėjai planą B. O jeigu taip neįvyks? Ne, neturėjau. Va. Tai nereiškia, kad jeigu tave apgaus, tu nesupyksi, bet tau per kojas nepakirs. Tau gyvenimas nebus sugriuvęs. Arba kur nors išvažiuoju, bus taip ir taip, ne? Ten, čia nesvarbu į svečius, o jeigu nebus taip kaip tu, ar tu turi planą B? O gali būti, ar tu turi planą netgi C? Ką mes darysim, jeigu bus taip, taip ir taip? Galų gale beplanuojant, kūrybiškai bežiūrint, kad užbėgti susierzinimui, krizei, pykčiui už akių, ar ne, kai jis nebūtų toks stiprus, kad nenukautuotų manęs visiškai. Reiškia, aš pamatau, kad aš pagal planą A ne viską galiu daryti, nes jeigu bus planas B, aš turėsiu turėti daugiau pinigų, o jeigu bus planas C, reiškia, iš viso aš turiu pasitaupyti tuo met, kada man yra gerai, kai bus išmokos, kai bus ten geras darbas, aš negaliu išleisti, negaliu tik stovėti ant plano A. Reiškia, kas yra, aš užbėgu, kaip išmintingas žmogus, užbėgu į priekį. Gerai, jeigu nebus, valio, ačiū Viešpatie už tavo apsaugą, ar ne? Tai va, tai irgi įvairių kliučių įveikimo ugdymo reikia. Kaip reaguosiu ir ką darysiu, jei nebus kaip noriu.
Nes gyvenime yra labai daug smulkmenų, kur nėra taip, kaip noriu. Bet tos smulkmenos tiek sukapsi, ar ne? Galvoju, nusipirksiu pyragą, taip skaniai pavalgysiu. Jau senai pirkau pyragą. Atsipjaunu sugyžęs. Ta prasme, gerai, aš išleidau tik 5 eurus. Bet tai neėjo mano plano. Tai žiūrėk, aš galiu sugadinti savo nuotaiką ir kitam jeigu šalia, visai dienai, dėl pyrago. Tai va, tai smulkmena ar ne, bet tuo momentu tu visai tau jis nėra smulkmena. Kas yra labai svarbu, tai užduoti savo klausimus. Aš susirašiau jums tokius klausimus, kad suvaldyt tos vidinius dirgiklius, tą pyktį, ar ne? Labai svarbu yra mintis po truputį stebėti ir keisti. Tiksliau stebėti daug dažniau mano mintis, kai aš supykstu. Reiškia, pirmiausia, aš stebiu, galit ir, aš pasakysiu užsirašyti, nežinau, ar kažkas tai rašysis, bet kuriem jau pribręsta ir daug turi problemų dėl kažkokių dalykų. Tada žmogus pradeda rašytis. Sakysim, kas mane praeitą savaitę labiausiai supykdė. Tokia situacija, tokia. Ir tu pradedi kaip tos pinigus dėliotis, kaip biudžetą, ne? Kas mane pykdo? Tu pamatai, kad tave išmuša iš vėžių būtent kažkoks niuansas situacijose. Ir tada, reiškia, tu atsakai savo klausimą, kas dažniausiai mane supykdo. Pavyzdžiui, tas, kuris, imkim tą klinikinį atveją, kuris ar ne ten išlipęs pribėgo, davė tam vairuotojui nosį už tai, kad jis jį aplenkė, pasirodo. Per greitai, reiškia, aplenkė ir viską. Tai kas pirmiausia, tai reiškia, šitam žmogui yra svarbu, aš pirmas, nesvarbu, kokią kainą. Išdidumas virš kaip kaino. Reiškia, nesvarbu, kas tam žmogui, kaip jis galėjo galvoti, ką galėjo, jisai tiesiog aš ir daugiau nieko, kaip Donaldas Trumpas. Arba Putinas. Čia imkim tuos, kurie toli atseit. Tai bus taip, kaip aš noriu, nesvarbu, keistai bus. Reiškia, kas mane dažniausiai supykdo. Ir antras klausimas, ką aš galvoju tuo momentu. Ką aš galvoju tuo momentu. Taip atrodo, ką čia galvoju. Bet jūs pabandykit pasiekti, jūs pamatysit, kad ne taip lengva atsekti, ką tu galvoji. Ir dažnai tai tu išsakai, tai paklausk aplinkinių, ką tu kalbi, kai būni perpykus arba perpykęs. Ir atrasi savo tą sprogdiklį. Kaip tu jauties fiziškai ar ne, supykęs. Pavyzdžiui, būna kalbi su žmogum, viskas taip super ramus atrodo. O rankas tiesiog traška visas pyktyje, o šypsas ramiai, taip išdirbta visą. Ir o kodėl pykstat? Iš kur jūs žinot, kad pykstat? Sakiau, pas tos psichologus nevaikščiot. Tai kad sakau, jūs va. Pasikiša ranką kur nors. Reiškia. Tai tada, tai sakau, viskas aišku, kad jūs turit problemų, o sakėt, neturit. Tai dabar apie tai pakalbam. Aš daugiau eičiau, sako. Tai reiškia, tas kūno kalba. Ir sako, ką tu darai, kai pyksti? Sako, kruvini nagai būna. Nuo nerimo būna žmonės nulupinėja kruvinai. Todėl nenustepkit, kad ateinat pas gydytoją, ne psichiatrą, ne psichologą, net ne pas psichoterapeutą, pas gydytoją ateinat, o jis tave taip nužiūri nuo galvos iki kojų ir dar rankas pasižiūri. Tu žiūri, galvoji, eina savo, nenusikarpiau nagų, žinot, kažkaip tai galvoji, gal kažkas, o jis mato iš tavo pirštų, iš tavo nagų. Kaip viena vaistininkė, medicinos seselė buvus, kaip profesionalas,
Sako, įeidavo į vaistinę narkomanas, čia senais laikais gal jų buvo, dar jų nebuvo tiek daug, narkotikus vartoja. Sako, aš žinodavau, mes žinodom, net neleisdom, išvarydom lauk. Neleisdom vaikščioti tarp lentynų, reiškia, tarp šitų. Nes pagal pirštus atpažįsta. Pagal pirštų išvaizdą galima suprasti, ar žmogus vartoja narkotikus, jeigu jau ilgokai. Tai reiškia, kas būna, ar ne, kai aš supykstu. Gal paskui man reikia labai daug nuo spaudimo vaistų gerti. Gal po to aš nemiegu 3 paras, nors aš užmiršau ten tą pykčio momenčiuką, jis nebuvo didelis, bet galėjo taip išmušti. Kas vyksta, reiškia mano fiziškai. Ir kaip aš elgiuosi dažniausiai, ar ne? Taigi, nuo kokių minčių ir kaip aš interpretuoju situaciją, priklauso mano pykčio dydis, stiprumas. Ir jeigu tu esi šiaip iš prigimties, taip jau yra, kad yra žmonės impulsyvesni, tokie, taip jau yra, jie nėra. Tiesiog gimė žmogus, kuris impulsyviai, greitai reaguoja, greitos reakcijos ir geros, ir blogos emocijos. Tai ką reikia daryti, reiškia, pirmiausia, stengtis, kad neišprovokuotum stipraus pykčio. Galima padaryti tokį išmokti, čia išmokimas. Čia gali būti ir impulsyvaus žmogus, ir jeigu tave, pavyzdžiui, supykdo, jeigu netikėtai kažkas tave užklumpa, nebūtinai neigiamas dalykas, bet tiesiog tu pasimeti, paskui pyksti ant savęs, kaip aš čia pasirodžiau, kaip čia aš atrodysiu. Reiškia, tai labai gerai veikia, kad, pavyzdžiui, jeigu tai būna netikėtai, tu ir susijęs su bendravimu, tu sakai tam žmogui, žinai, būk geras arba būk gera, tą dalyką aptarsim vėliau. Dabar tiesiog negaliu tau atsakyti, tu vai greitai, žinok, jeigu tai ne traukinio išvažiavimas ar lėktuvo išskridimas, tai galima atidėti. Reiškia, tai aptarsim vėliau. Ir jeigu gauni labai didelį spaudimą, reiškia, ypatingai reikia aptarti vėliau. Bet tu suvaldysi save, tu neprapliupsi pykčių ir neparodysi savo tų dalykų pusių savo, kurių nenori, kad matytų, ar ne? Toliau galima pateisinama atsitraukti, pasitraukti iš situacijos, nebedalyvauti pokalbį, gražiai, mandagiai, pasakius, kad, sorry, bet atsiprašau, bet man reikia išeiti. Nebūtinai aiškinti, kur. Tiesiog jeigu tu jauti, kad tau kyla didžiulis pyktis ir susierzinimas. Ir tu tarsi atsitrauki nuo problemos, kurią sprendėt, bet tu turi atsiminti, nepamiršk tos problemos. Kai tu nusiraminsi, vėl grįžti prie problemos ir ją spręsti. Reiškia, atsitraukimas laikinas, nes antrai bus ignoravimas ir bus bėdos. Ir dar vienas dalykas, kuris labai neblogai veikia, tai yra išmokimas kiekvieną dieną pabūti ramiai 30 minučių, bent jau pusvalandį. Tiesiog išmokti nieko nedaryti. Tai aš buvau 30 minučių. Sakau, ką nuveikiai? Tai tą dokumentą parašiau, perskaičiau elektroninį laišką, paskiau palauk, sakau, 30 minučių nieko neveikti. Tiesiog pabūti su savimi, savo mintim. Eiktų. Taigi ten pamačiau, čia su moterim kalba. Pamačiau, tau sėdžiu ofise, o kokias lentynas dulkinas, vis tiek pusę valandas, tai aš greitai prabėgau. Ta prasme, čia ką, nieko neveikiai. Supranti, sako, kai atsisėdu, pradeda akis badyti, trupinių daugybė, dulkės. Žiūriu, kad popieriuose, ten toks įkištas išsitraukiau, o ten senai pamirštas laiškas, į kurį neatsakiau. Kas yra? Reiškia, žmogui, čia aš tik tokį mažą pavyzdį, žmogui nėra paprasta šiais laikais užimtam pabūti ramiai. Kas atsitinka? 30 minučių vienumoj ramia būsena buvimas, tu pradedi grįžti ne į išorę,
nelakstai čia aplinkui, į save. Tu pradedi po gal 20 minučių reiks iš pradžių, 25, gal liks labai nedaug ir gal apie save pradedi mąstyti, apie savo savijautą, eina savo, bet kaip aš sureagavau, o kaip čia. Tik tai po kurio laiko mes persiorientuojam nuo išorinių dalykų į save. Tai va, ir sakysi, aš meldžiuos. O jis, dabar noriu paklausti, bet susigėdau, galvoju, neklausiu taip, kitaip paklausiu. Nes tikrai labai daug tarp mūsų maldininkų yra. O norėjau paklausti, kas iš jūsų valandą esat meldęsis. Tai aš tikrai žinau, kas pusvalandžio užteks. Taip melstis, ne? Kalbom, kas turit kalbų dovaną. A taip jau ir koncentruojatės jūs apie viešpatį, apie tas, ką jūs norit melstis. Tu meldies ir jauti, kad nusikėlei į turgų, nuvažiavai į darbą, mintyse, ar ne? Kas vyksta? Vyksta kova. Vyksta kova, kas ką pasakė. Paskui, jeigu užsimerki, prasimerki, staiga pamatai, kad batai nevalyti, jeigu kažkur tai ir nes. Nėra taip paprasta. Tai tie maldininkai. Ir sako, profesionalai maldininkai, ką jūs sakot? Sakot, reikia išsitreniruoti. Kuo toliau meldies, kuo daugiau meldies, ar ne? Dažniau meldies, tu tą praktikuoji. Paskui vis greičiau kažkaip susikaupi ir niekas nebeblaško. Bet jeigu tu tik pradedi, užsibrėžiai tokį fainą tikslą melstis už giminaičius arba kažką tai, ar ne, tada kiek minčių, o reikalų kiek atsiranda, atmintis pagerėja. Aš galiu jums pasakyti, viską prisiminsit, ko nepadarėt, kur per daug padarėt, kur pinigus pakišot ir užmiršot, ta prasme, atmintis superinė. Jeigu kam bloga atmintis, pradėkit melstis. Įdomus, ar ne, reiškinys. Čia aš susėdžiau, jeigu su mūsų tikinčių žmonių, ar ne, baigiu jau, jeigu kalbėti su tikinčiųjų pozicija, tai mes suprantam, kad yra ir dvasinis pasaulis, kuris, trukdo melstis, ar ne, trukdo skaityti šventąjį raštą. Bet jeigu kalbėti apie tą žmogiškąjį momentą, mes suprantam, kad į mūsų smegenis yra labai daug prikrauta informacijos. Mes jas ir paimam, ir mums duoda, ir mes nesirenkam, ten visko daug. Užtat, kai žmonės sako, susirgau, tai aš per visą gyvenimą tiek daug nemaščiau, kaip aš susirgęs arba susirgus gulėdama. Sako, ką galėjau, kodėl aš to nepadariau anksčiau? Bėgau, ar ne? Tai mums nereikia susirgti, mums reikia 30 minučių, užsispirk. Būk geras. Ne dėl manęs, dėl viešpatės. 30 minučių. Pabūt, ramiai. Paskui galėsit pasijuokti. Būtinai aptarkit, ką prisiminėt. 1 mėnesio 30 minučių reiškia. Sakysi, kiekvieną dieną aš neturiu kada. Paguldysi lovą, turėsi. Turėsi. O dabar man biuletenį nieks neduos. Nesąmonį nešneki. Tai vienu žodžiu, esmė tai, kad kiekvienas iš mūsų esam brangus. Ir vienas kitam, ir viešpačiui. Ir jis tikrai nori, kad mes toliau tai, kas numatyta jo valiui, darytumėm. Kad mes darytumėm ir tvarkytumėmės, ar ne? Jis nori, kad, sako, tarnaukite su džiaugsmu. Su džiaugsmu. Ir pasvarstykit tos per 30 minučių pirmus, jeigu kas bandys, kas išgirdo mane, kur jūs per šių metų, nors pusmetį, ar kaip čia, tarnavot su džiaugsmu. Ką reiškia tarnauti? Tai reiškia ne tik bažnyčioje, pasiaukojot kažkam, gerą padarėt,
bet taip, kad patirtume džiaugsmą, nu va tokį pasitenkinimą, yes. O gal ten buvo, net nepadėkoju. Reiškia, toksai gal buvo. Tai čia ne džiaugsmas. Taigi, iš tikrųjų, linkiu tas vidinius dirgiklius, tai yra požiūrį, suvokimą, supratimą, fiksuoti. Pirmiausia, keisti save, ne aplinką. Nu, aišku, aš nekalbu ten ekstremalumus, visi supranta. Dar vienas geras dalykas, kuris padeda pyktį sukontroliuoti, čia jau pabaigai visai. Tai praeitą kartą, kaip tik priėjo brolis Robertas, jisai sako, nu, va, tokį būdą žinau. Tai aš jį kitaip vadinu, mes su sesėm dar vadinam, įjunk advokatą, vadinasi būdas, kada, pavyzdžiui, tave kažkas supykdo, nu, pykdo ar ne, ir tu, nu, niekaip negali suprasti, kodėl tas žmogus. Ir va tada tau reikia įjunk advokatą, ką tu darytum, ką tu sakytum, jeigu tau reikėtų šitą žmogų apginti, ant kurio tu pyksti. Vat vietoj jo. Dėl ko jisai arba jinai daro arba nedaro, sako, nesako. Nu kas gali būti to, bet tikslas būtų apginti savo priešininką. Ir tu atrasi daug dalykų ir tavo pyktis mažės. Taigi, ačiū, kad nepykstat, kantriai išbuvot, būkit palaiminti, Viešpats su jum ir kad jo ramybė būtų su mum visais. Nes tai, ką aš pamokslavau ir savo pasipamokslavau. Viskas jau, liežuvis nebesiverčia. Gerai, ačiū.